Nuostabus dialogas užrašytas evangelisto Morkaus 12 skyriui 28-34 eilutės apie tai, kaip rašto aiškintojas, tai reiškia žmogus, prie kurio titulo būtų galima pridėti tokias raideles pro, tai reiškia profesionalas. Žmonės mėgstam tos raidelės DR, daktaras, prof, reabilituotas, prof dakt ir taip toliau. Tai čia tas rašto profesionalas, tikriausiai baigęs Romoje studijas ar Jeruzalėje, biblistas, apsigynęs ne vieną daktarą, mėgstantis kitus patikrinti ir pažiūrėti, ar kiti tokie išmanantis kaip jis. Mes turim dialogą. Ir tas rašto aiškintojas užduoda klausimą su tokiu kitu klausimu. Kaip jums atrodo, brangus klausytojai, ar tas rašto aiškintojas yra nuoširdus, ar jam tikrai įdomi tiesa, ar tik tai eilinis pasidėjimas savo pliusiuko, kad ir aš pakalbėjau su Jėzumi, su tuo pranašu. Tačiau Jėzus, jisai, kad ir atpažindamas mūsų tą žmogišką klastą, kartais naivumą, mūsų puikybę, netobulumus, jis žaidžia nuoširdžiai, netgi mūsų jam primetamą žodžių žaidimą. Klausimas buvo toksai, kaip kokiam pirmos komunijos vaikučiai. Tai koks dabar pirmasis įsakymas? Ir jeigu esame tikrai Dievo vaikai, kurie skaitom Bibliją, žodį, mes girdėjom labai aišku pirmą sakinį. Jėzus sako, klausyk Izraeli. Tas garsusis hebrajiškas šma Izraeli. Tos garsiosios žydų tautos, hebrajų tautos giesmės, kurios prasideda būtent šiuo sakiniu, klausyk Izraeli. Tai yra tas pirmasis įsakymas ir kaip kažkada tai mumis kunigų seminarijoje irgi tie rašto išminčiai mokino ir sakė, būsimi kunigai, įsidėmėkit vieną taisyklę. Pagrindinis dalykas gyvenime, pagrindinį dalyką laikyti pagrindiniu dalyku. Gerai skamba, ar ne? Deja, jeigu mes neklausom, kaip sako Jėzus, klausyk Izraeli, tai visa kita nebeturi jokios prasmės, nei tie visi toliau mylėsi viešpatį Dievą visą širdimi, neturi kitų dievų, tik mane vieną, netark Dievo vardo be reikalo, tai tampa tik tai nereikalingos nieko nesakančios detalės. Ir kaip šiandien pasaulis yra tiesiog, kalbam apie pasaulį vakarų arba europietišką pasaulį, į kurį taip Lietuva stačia galva nėrėm ir pasipušėm ES vėliavėlėm. Nėrėm nepagalvodami, kad šis pasaulis tai nėra Dievo tautos pasaulis. Čia yra graikiškas supratimas pasaulio, tai reiškia per vaizdus. Graikam buvo labai svarbu, o tai reiškia europiečiams, vakariečiams, labai svarbu yra atvaizdas, atrodyti. Ta žodelis tarptautinį kalboje viskas šou. Šou mišios, šou šventės, šou nepriklausomybės minėjimai, viskas atrodyti. Ir žiūrėkite, net socialiniuose tinkluose, tie tinklai dabar, jie gaudo visus. Tie tinklai ir protingus, ir neprotingus, ir krikščionis, ir nekrikščionis. Ir ten ypatingai tas akcentukas yra neklausyti, o žiūrėti. Ir ką kalba Dievas
primindamas, kad klausyk Izraelį, tai reiškia, Dievas, jisai investuoja ir jam yra svarbu ne tai, ką tu savo akimis pamatei. Nes šiandien akimis mūsų Viešpats, jisai sako, nepasitikėkite tai, ką matote, nes akis gali apgauti. Todėl Senajame testamente tas ir buvo akcentas, nežiūrėk, bet klausyk. Hebrajai, jie žino, kad ateis toj diena ir toj diena bus amžinybėje, kai nebereikės tik klausyti, bet ir matysim Dievą toks, koks jis yra. Na, o dabar reikia apsiginkluoti kantrybę ir ką sako mūsų pirmajame skaitinyje iš pranašo Ozijo knygos skaitėme. Čia ir buvo, prašo Viešpats šiandien savo tautos, grįžk Izraelį pas Viešpatį savo Dievą. Ozijo 14 skyrius 2-10 eilutės. Nes tu sukniubai per savo kaltę. Kokie aktualūs žodžiai mūsų tėvynei Lietuvai, brangus lietuviai, klausytojai, Marijos radijo ir jų gerbėjai. Pranašas perduoda mums linkėjimus iš Senojo testamento laikų, sakydamas, sveiki, jūs mane girdite. Pasimkite su savimi žodžius ir sugrįžkite pas Viešpatį. Kokius žodžius? Tai tas pačias Biblijos citatas, kurias taip mėgstam kartoti ir mokyti kitus, kaip tas išsilavinęs su daktaratais, apsigynęs visus laipsnius rašto žinovas. Jisai sako, sugrįžkite pas Viešpatį pasiėmę savo žodžius, tai tuos, kuriuos išmokot mintinai, apgynėt disertacijas, iškalėt pirmos komunijos metu, nuolat deklaruojat per mišias, sakydami tą maldelę, tą, kurią išmokėm, Tėve mūsų. Ten yra žodžiai, teisie tavo valia, Viešpatie, ne mano. Taip pat pranašas Ozijas šiandien kalba labai aktualiai, sakydamas dar ir tai, kad, sako, tu Izraelį suklupai per savo kaltę. O toji kaltė yra, kai tu kalbi žodžius, kai uždedi, būdamas valdžioje, būdamas ar prezidentas, ministras, Seimo narys, miesto meras, Konstitucinio teismo teisėjas, atleiskit man už tokį akcentą, tyčia šaržuoju, kad gal kažkas iš tų Konstitucinio teismo teisėjų išgirs šiandien kada nors žodį, kad ir Konstitucinio teismo teisėjai turi laikytis priesaikos, kurią duoda uždėję ranką ant Biblijos ir Lietuvos konstitucijos. Negalima iškraipyti sutarties, jeigu po ją pasirašei. Ir sako, jūs priimkite gerą, kurį aš jums duodu. Atleisk Viešpatie mums kaltes, nebijokite, brangus tautiečiai, kurie esate apdovanoti valdžia, galiomis, išmintimi. Pašaržuosiu vėl, kažkaip užsivedžiau, daktaratais, moksliniais laipsniais. Nesigėdykit ateit iš pažinties ir pasakyti, Tėve, nusidėjau dangų ir tau. Ir atleisk mano kaltes ir padėk man atleisti kitiem. Taip pat sako, kad niekados, brangus lietuviai, daugiau nebeakcentuokite, kad čia, kaip sako, Asirija, mes sakykim, NATO, Amerika, turtingos Europos šalis mūsų neišgelbės. Ant žirgų, ant lėktuvų, raketų ir dronų mes nebesėsime. Savo rankų darbams daugiau nebesakysime mūsų Dievas. Taigi Viešpats šiandien sako, mano tauta, atsibusk. Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Ne tik sakykite Viešpatie, Viešpatie, bet vykdykite, ko aš jūsų prašau.
ir Jėzaus priminimas, kad nėra didesnio ir galingesnio įstatyminio žodžio, kaip mylėk viešpatį Dievą visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis ir mylėk artimą kaip save patį. Štai jums, brangus klausytojai, jeigu mane girdite, Lietuvos valdantieji, galingieji, pasaulio valdovai, o žinau, kad girdit, kadangi Marijos radijas jums šią progą suteikia, galėsit išsiversti, dabar technologijos leidžia šį Dievo žodį. Tai yra jums išeities planas, kaip užbaigti karus Ukrainoje, dabar Irane, Izraelyje, karus tarp gyventojų, tarp krikščionių, karus šeimose, karus tarp žmogaus ir Dievo. Tik tai klausyk, Izraeli. Amen.